Stovyklavičių ir baidarių nuoma mes jau velčiamės gan ilgai, maždaug apie kokią 18 metų. Tai realiai prasidėjo viskas nuo tėvų, paskui perėmiau aš. Tai po truputį išsiplėtėm, pradėjom baidarės nuomot, paskui atsirado stovyklavietė. Nu ir atėjo metas, kai reikėjo atsinaujinti, tai vat parašėm projektą, kurio dėka atsinaujinom baidarės. Taip pat matėm poreikį, kad porom arba 2 žmonėm tokio poilsio namelių parašėm prie to pačio ir namelio įsigijimui, ne įsigijimui, pastatymui. Tai ir dar įkūrėm namelį kupolinį, iš tikrųjų. Nežinau Lietuvoje, kad tokio būtų formos, tokio stiliaus nuomai namelių, tai yra išskirtinis namelis, kuris tikrai traukia dėmesį. Kupolinis namelis, kodėl jisai ne, tai realiai mes patys gyvenam apvaliam name ir visai kitaip nei standartiniam name jaučiasi viduj. Tai norėjom ir kad žmonės pajaustų kažką tokio išskirtinio, nestandartinio. Tai pradėjom ieškoti, pradėjom žiūrėti ir radom, kad galima gamina tokios formos namelius. Susisiekėm, susikontaktavom ir užsisakėm, nu ir ką, ir lipdėm ir sulipdėm tokio išskirtinio dizaino. Iš tikrųjų, aišku, pirminis variantas, ką jie siūlo, tai tikrai nėra tokio varianto, ten toks labai grubus, kaip galiu pasakyti, o mes bandėm tokį išdailinti, kad atrodytų kaip tikrai jaukus ir malonus būti namelis. Tai manau, kad mums gal iš dalies ir pavyko, nes tikrai yra žmonių dažniausiai patenkinti visi žmonės ir sako, koks išskirtinis ir įdomus namelis. Tai manau tikrai pateisino mūsų pačių lūkesčius ir klientų. Aš jau pats esu parašęs ne vieną projektą ir esam su VVG tikrai seni, kaip sakyti, net galiu pavadinti draugai, nes realiai su bendruomenė mes irgi kartu bendradarbiaujam. Ir kadangi dabar buvo parama verslui, tai aš kaip privatus asmuo į juos kreipiausi, tai realiai mes labai artimai ir jie mielai pagelbėjo ir pakonsultavo. Ir jeigu kokie tik klausimų, iš karto kreipiuosi pas juos, nes žinau, kad tikrai pagelbės, pakomentuos ir pasakys, kaip ką daryti, jeigu pačiam kažko iškyla klausimų.